Mes kalbame taip labai teoriškai, o praktiškai daugelis to nedaro, vėlgi iš tų pačių finansinių sumetimų. Mes iš savo pusės visiems rekomenduojame tą daryti, nes kiekvienas statytojas esantis, tai kas vyksta jūsų statybose, jūs atsakote. Ne tai, kad kažkas tai ten buvo, dirbo ar kažkas. Tiesiog jūs kaip sklypo savininkas, kaip statytojas jūs atsakote ir, kaip vaikai laksto aplinkui ir dar kažkas tai gali ateiti į statybvietę ir ten tiesiog susižaloti. Iš šitos pusės jūs būsite atsakingas, kad neapsitvėrėte, kad nepasiruošėte to paties sklypo statyboms. Toliau turi būti nustumtas paviršinis derlingas gruntas, vėliau jo gali prireikti įvairiems sodo, kaip sakyti, gerybėms, iškelti visi nereikalingi inžineriniai tinklai. Ir atitinkamai atvesta laikina elektra ir vandentiekis, kurie būna reikalingi toliau statyboms. Kad jau tikrai žinoti, kas kurioje vietoje turėtų būti sklypas, kurioje turėtų būti tas pats namas statomas, turi būti atlikti kadastriniai matavimai, tai yra nužymėta, kuriuose vietose turės būti pamatai ir kokiam aukštyje, kokiam lygyje visi tie, kaip sakyti, pamatai turės būti. Nes tikrai buvo atveju, kuomet čia jau galbūt iš to galutinio, tai yra buvo klientas, kuriam reikėjo padaryti pridavimą namo ir kai pradėjome aiškintis, kur, kaip ir kas, pasirodo, namas buvo pastatytas ant kaimyno sklypo, nes, taip gavosi, kad žmonės, sako, pasižiūrėjome, lyg ir čia turėtų būti, kad ten niekas per daug nesižiūrėjo, pasistatė ir namo kampas buvo pastatytas pas kaimyną. Ir kas teko daryti, tai tiesiog greitų būdų tarti su kaimynu, kad jisai parduotų tą dalį sklypo, jį prisijungti prie savęs ir tokiu būdu tik tai galima susitvarkyti. Tai vėlgi atrodo toks, kaip ir nėra labai galbūt esminis dalykas. Aišku, visi šitie, kaip sakyti, momentai reikalauja tų pačių finansų. Tai atrodo, turi atvažiuoti žmogus, kuris turi numatuoti, pasakyti, kad va čia yra tiksliai, va šitoje vietoje turi būti ir įkalti čia koliuką. Tai iš tos pusės daugelis to nedaro ir pasižiūri, kad čia plius minus turėtų būti tas mano namas, aš matau, kad yra mano ribos ir lyg ir čia mes turėtume gerai statyti. Bet būna tai, kad vis atsiranda tokių momentų, kai yra nukrypstama nuo tų situacijų. Ir paskutinis galbūt toks momentas, tai yra parengtas statybos technologijos projektas, kuris jisai, kaip sakyti, nėra privalomas, bet jis yra labai rekomenduojamas visiems. Investuoti šiek tiek daugiau galbūt į papildomus projektavimus, tai yra, kad būtų vis tik tai aišku, vos ne iki kiekvieno varžtelio, kas bus, kaip bus ir kaip tas bus padaroma. Nes po to atsiranda interpretacijos iš visų šitų, kaip sakyti, informacijos nebuvimų. Ateina vienas rangovas, sako taip geriau daryti, ateina techninis prižiūrėtojas, sako taip geriau daryti ir po to vis tiek galutinį sprendimą turi priimti žmogus, kuris, tarkim, šitą atvejį, kai neturi patirties statybose. Tai ir būna tokių momentų, kai priimamas sprendimas, kuris gali vėlgi įtakoti kažkokias tai klaidas. Nulinis ciklas arba kitaip, tai yra darbai, kurie yra atliekami po žeme arba iki pat žemės paviršiaus, tai yra iki pamatų iškėlimo. Ir vienas iš tokių, kuris nėra matomi, tai yra lauko inžinerinių tinklų darbai. Ir dažniausiai pasitaikančios problemos tai yra neteisingose gyliuose įrengiamos komunikacijos, blogas jų sąryšis. Tai yra ne tai, kad yra kažkas, tai pavyzdžiui, kažko tai nedadaro, bet tiesiog vėlgi neįvertinama tų pačių aukščių, kada kas kur turėtų būti. Tie rangovai, kurie ateina, tarkim, kaip pavyzdys, ateina rangovas, kuris turi iškasti ir pravesti vandentiekį iki jūsų namo arba elektros. Ir jam pasakoma, kad dar po to bus, pavyzdžiui, 40 cm bus derlingas sluoksnis.
Nu, jis kaip ir įsivertino, kad 40 cm kaip ir jisai bus. Nu, jisai paėmė dar 40, kad būtų minimum 80 cm, kuomet yra leidžiama tenai pakloti komunikacijas. Jisai tiek ir padarė, jisai tiek iškasė, o po to jūs sugalvojate, kad vis tik tai ne 40 cm bus, o bus 20. Nes dar 20 cm papildomai davežti, vėlgi tai kainuoja papildomus pinigus. Ir tas gavosi, kad pavyzdžiui jūsų vandentikis atsidūrė pavyzdžiui 60 cm gylyje. Kas yra atitinkamai pavojus, pavyzdžiui, prie tokių žemų, kurios čia buvo paskutinius metus, buvo netgi iki metro gylio įšalas. Tai tokiais atvejais yra ir užšalama, ir trūksta vamzdžiai, ir atsiranda papildomas problemas. Tai atrodo, kaip sakyti, galbūt smulkmena darant, bet po to gyvenant, tai gali būti nelabai jau smulkmena. Pamatai ir dažniausiai su jais susijusios problemos, tai būna tokios, kad yra neįvertintos grunto savybės, yra nepakankamas pamatų įgilinimas. Pamatai tai yra apskritai vienas iš tokių galbūt svarbiausių statybos momentų, kuomet tas pats statytojas, užsakovas turėtų, jeigu, pavyzdžiui, neturi pagalbininko, tai bent jau asmeniškai tikrai dalyvauti ir žiūrėti, kad kiek galima tiksliau būtų viskas padaryta pagal projektą. Nes, pavyzdžiui, polinius pamatus įrengiant, tikrai reikėtų pamatuoti kiekvieną polį, ar yra atitinkamo gylio ir kaip vis tik tai yra tas padarytas, ar teisingai išgręžtas tos duobės, ar teisingai yra supilamas betonas, ar teisingai yra surišta armatūra ir taip toliau. Tai yra, atrodo, tokie dalykai, bet kas po to gali sąlygoti tikrai, aš po to galbūt dar papasakosiu keletą atvejų, kurie sąlygojo būtent blogą pamatų įrengimą. Ir tai vienas iš tokių yra nepakankamas pamatų įgilinimas, bloga hidroizoliacija. Čia irgi dažnai kyla klausimas, kada ją reikėtų daryti. Ar kuomet yra įrenginėjami pamatai, ar tada, kai jau praktiškai bus padarytas namas ir jau sutvarkytas fasadas. Nes jeigu jūs įsirengėte pačioj pradžioj hidroizoliaciją, po to visi, kaip sakyti, ateinantis veiksmai ir keliantis sienas į viršų, vėlgi žmonės dirba, darosi pastolius, tai ir tokių dalykų, ir tada dažnai būna ta pati tiek apšiltinimas, tiek hidroizoliacija sugadinami ir po to vėlgi atsiranda tokių, kas po kelių metų, pavyzdžiui, jau gyvenimo išlenda kaip netinkami naudoti. Taip, nesilaikant technologijų iškilnojami pamatai, atsiranda šalčio tiltai. Tai yra vėlgi technologiniai galbūt dalykai, kurie, kaip sakyti, taip stengiamės parašyti kiek galima paprasčiau, kad tiesiog kiekvienas statantis žmogus galėtų bent jau užduoti klausimą rangovui, ar šita dalis yra tinkamai padaryta, ar tai, kas čia, bent jau čia, kas parašyta, ar tai vis tik tai yra teisingai. Taip, ir Rusijos sienos, jeigu yra daroma su rusiais, šiais laikais jau didžioji dalis namų eina su poliniais ir ostverkiniais pamatais ir labai nedaug atvejų yra, kuomet yra daromi įgilinti į žemę rusiai, bet vienas iš tokių dažniausiai pasitaikančių klaidų tai yra bloga hidroizoliacija ir prastas pamato apšiltinimas. Tai iš vienos pusės, kodėl tai sąlygoja, galimi keli variantai. Tai yra technologijų nesilaikymas arba tų pigiųjų galbūt ne visai kokybiškų medžiagų naudojimas. Tai yra vėlgi kiekvienas renkamės pagal save, bet šitose vietose pamatai yra pamatai, tai yra kaip ir namo pagrindas ir tikrai rekomenduojame per daug netaupyti, nes po to sutvarkyti tokius defektus tikrai gali kainuoti žymiai brangiau. Rūsio perdangos yra nelygiai sudėtos, nepakankamai užleistos. Tai yra tiesiog statybos darbų priežiūros, techninės priežiūros galbūt yra atsakomybės klausimas ir kuomet yra daromi šitie darbai,
vėlgi yra rekomenduojama statytojui bent jau tokiose vietose, tarkim, tikrai pasikviesti specialistą, kuris tikrai žino, kaip tą turėtų būti ir tegul pasižiūri ir priima tuos darbus, kad tai vis tik tai turėtų būti padaryta teisingai. Toliau eina pas mus pagrindiniai statybos darbai. Turėdami pamatus mes pradedame kelti sienas, kitaip tai yra vadinama konstrukcinė dalis. Ir dažniausiai su tuo susijusios klaidos, tai yra sienos sumūrytos nukrypstant nuo projekto, nesilaikoma mūro darbų technologinių reikalavimų, konstrukciškai neįvertinamos apkrovos, todėl sienos pradeda trūkinėti ateityje. Tai iš tikrųjų pagrindinės praktiškai problemos, kurios čia jau išvardintos, jos daugiau yra po to, kai yra padaroma visa tai, bet tai vėlgi reikėtų atkreipti į tas pačias technologijas, ar tai vis tik tai yra gerai daroma. Ar tos sienas, kurias atlieka ir už kurias jūs po to turite susimokėti, vis tik tai padarytos taip, kaip priklauso. Tai yra vėl tie patys lygumai, nuokrypiai, reikėtų patikrinti, pasižiūrėti ir atkreipti į tai dėmesį, nes tai gali sąlygoti būtent va štai tokias problemas ateityje. Fasadas. Fasadė irgi technologijų nesilaikomas. Mes dažnai akcentuojam tas technologijų žodis ir nesilaikymas jų, tai yra, bet jos, kaip be būtų keista, jos dažniausiai kyla iš to, kad yra imami, tarkim, pigesni žmonės tam, kad, kaip sakyti, atrodo sutaupytume, kad statyba būtų pigesnė mums. Bet, kaip sakyti, mes vis tiek savo klientams siūlome, kad geriau, tarkim, atsisakyti, kaip pavyzdys, galbūt brangesnių medžiagų, ar galbūt kažkokių tai papildomų tenai gražesnių langų ar gražesnio fasado, bet tai, ką jūs darote, kad tai būtų padaryta ir įrengta tikrai tinkamai ir gerai. Ir į tą investuoti ir šiek tiek turėti, kaip sakyti, ar kolegą, ar patiems pasidomėti, kaip tas vis tik tai turėtų būti daroma ir kaip tą priimti. Ir tiesiog tuos dalykus įsivertinti, kad po to tai iš tikrųjų nebūtų problema. Nes iš tikrųjų tikrai yra atvejų, kuomet mes labai dirbame su draudimo bendrovėm, kuomet klientai, tiesiog draudėjai kreipiasi į draudimo bendrovės ir prašo, pavyzdžiui, kompensuoti už sutrūkusią sieną arba už sutrūkusį fasadą. Ir tuomet draudikai kreipiasi į mus, prašydami, kad mes nustatytume, kokia tai yra priežastis ir dėl ko tai vis tik tai taip įvyko ir kas taip vis tik tai sąlygoja, kodėl ta siena trūko ar kodėl jinai netrūko. Ir dažniausia tai realiai, kas tą parodo, tai yra vėlgi statybos brokas, už kurį nei draudimas kompensuoja ir toks tampa žmogus papuola į tokią situaciją, kuomet yra, kaip sakyti, turi vėl ieškoti iš savų, kaip tą kompensuoti, sutvarkyti, nes tiek siena trūkusi, tiek fasadas, pavyzdžiui, išmūrytas iš tarkim, kažkokių tai įvairių apdailinių plytų, vėlgi tai kainuoja sutvarkyti. Tai vėl siūlome tą